Opa. Palijo nedurniai. Sveikučiai. Tęsimos disėja su mano žolę pjovė ar ne jau. Bandė iš kažką pjauti, kažką pjovė, kažkur tai nedapjovė. Tai taip pjovė, tai taip pjovė, tai ten pjovė, tai ten. Tai dabar galvoju, aš jį perprogramuosiu, ne žemėlapis, tai kaip ir braižomas normaliai, o robotas, tai ten kažkur rodomas programėlė. Tai pabandysiu aš dar čia su juo pažaisti, gal viskas įvyks puikiai. Nu, pabandysiu per naujo sumepinti, nes, vat, matot, programėlėje tai, jau dar mepinsis. Nu, ir pažiūrėsim, ką jis čia darys, ko jis čia nedarys. Gal per šlapį jam, bet, nu, viskas normaliai. Noriu pasižiūrėti, kad jam tas žemėlapis veiktų. Čia man nepatinka jo jau užknaisiliuotis kabelis, reiks įkalt. Jo. Tipo jau eini nuo kitos pusės. Nu gerai. Ką tu čia vaidini? Įdomus čičiundras. Reikia kažkokį vardą sugalvot. Nu ir ką jūs galvojat? Pritrūko kiek čia metro jam iki linijos. Perpildytas tipo laukas. Jo, liko 2 metrų. Ką man čia dabar padaryti? Žinau ką. Instaliuosiu šitą meduką. Rododendro negaliu instaliuoti, bet galiu va šitą. Jau čia taip va sutrumpinau linijas, laidus, tai va šitą paimsiu ir sujungsiu tiesiogiai. Žiūrim, kas bus tada. Šitą medelį kaip nors gal kitaip apsaugosiu, kad neįkristų. Uždėsiu gal kažkokį plytgalį laikinai. Arba į santechninio vamzdžio kažką išpjausiu. Pasižiūrim, kaip pjaus dabar. Ar užteks tikrai to perimetro kabelioje. O tai gudrus robotas. Tipo per daug yra, per didelis plotas, atsisako iš vis pjauti. Nu, bandom dar kartelį mepint. Jam jau nebedaug buvo trūkę. Gal būtų ir įsimepinęs. Mano mėtų darželis. Aš prisidžiovinu mėtų, bet reikia stengtis iki šitų ne visų šventų, bet iki joninių. Tada geriausios tipo skaitomos yra arbatžolės, šiaip visokios, nebūtinai arbatžolės, tai va aš prisiskinu jų ir susidžiovinu. Turim ir šokoladinės mėtos. Šitą ne taip vanelina, kaip iš nupjauta. Šitą tai truputėlį vanelina, kaip čia jums pasakyti, kaip sysiukas kačiuko. Nu, va, tiek prisiskiniau. Ir va, padėsiu džiovinimui. Svarbiausia, kad saulės negautų tiesioginės. Va, kaip atrodo žuvė. Aš jas visas išdžiovinu, biškį perverčiu ir po to susismulkinu. Ir būna arbata. Kartais tik lapukus paimu, kartais viską. Šiaip tai dabar jau viską. Praėjusiais metais, tai man atrodo, smulkinau tik lapukus, va taip pat paimdavau, atsikarpydavau, va tik lapą. Va paimu. Ir tik džiovindavau lapą. Dabar tai viską džiovinu. Po to galima gi sumalt. Tai va. Nu, gali po to paimi. Pukšt.
Ir kiek reikia tau į arbatą įsidėti. Žiemą labai skanu. Robotė širmėtų priskyniau, o tu dar neapvažiavai visą perimetrą. Nu, pasižiūrėsim, kaip čia tau seksis, ar užteks, ar ne. Va, kaip stačius kampus padarai, tai biškį va paskuta tą veją. Stengtis nedaryti stačių kampų. Bet vis tiek pamiršau, nes vis dabar va, matot, sukasi. O, ir tie šitą vietą jisai prasisuka. O kaip būčiau padaręs tokį kampuką, jis tada gražiai apvažiuoja. Bet vėl pamiršau. Lemba, norėjau padaryti eksperimentą, kad čia pro čia jisai varytų, bet nu, gavosi kaip gavosi. Nu ką, žiūrim, ar užteks tau pajėgumų pjauti šiandien, ar dar irgi įsikalinėsi. Nu, finger cross, ar užteks, neišmesi klaidelės. Ką čia darai? Dar mepinį? O, viskas. Dar mepinis ar ką tu čia darysi? Ar jau pjausi? Jau. Global moving. Jau pradės pjauti. 2 dienas iš eilės. Prasiknisau. Ar rekomenduočiau aš jį jums? Ne, nerekomenduočiau pirkti. Nebent jūs turite kažkur šaligatvius ir šaligatvyje kabelis įdėtas, nu, nes jis pastoviai važinėja šitų kabelių. O ką nors be pradėtų pjaut, naują dabar užduoti vėl pastatyk, pavyzdžiui, pauzę padaryk arba namo grįžt, jūs vėl kabelių. Ką aš dabar pjaus? Nepjaunu iš dabar. Nesuprantu. Nu, jis jo per kvailas ir per durnas šitiem darbam. Tai antrą kartą aš jo tikrai nepirkčiau. Bet kai nusipirkau vieną kartą. Jei va tik šitą va plotelį nupjaut, tai taip, gal viskas tvarkoja. Mažai to kabelio, greitai suvažinėja, greitai išpjauna viską. Bet dabar nelabai. Ir ko jis nepjauna dabar, nesuprantu, ko jis čia važinėjasi. Pagaliau pradėjo pjauti. Šiaip pjauna neblogai, galiu pasakyti. Viskas su juo tvarkoj. Jau pradėjo pjauti, bet nesuprantu, iš kur jis čia pradėjo. Jis susigalvojo, kad va pradės nuo čia pjauti. Nustatyta aukštyn žemyn pozicija. Nu ir jis dabar sugalvojo, kad va pjaus. O šitaip. Ir dabar jei norėsi pakeisti, negali pakeisti. Turi baigti šitą, kad 100% įsigalioja. Jeigu pabaigsi užduotį, vėl jis per naujo mepinsis, darysi savo žemėlapį. Va šitas man dalykas nepatinka. O visa kita tai, nu super. Ką, startavo pjovimą, pradėjau pusė. 8:30, tai čia kol susimepino, kol viską pasižiūrėsim. Tu šitais krovimais, ar jisai šiandien įveiks šitą darbelį, ar ne. Manau, kad ne, 10 arų jis nepaims. Iš jau lygiai 10 arų, manau, statyta. Tai ilgai kraunasi šiaip. Gal būtų didesnis batareika, arba spartesnis įkrovimas, tai gal būtų geriau, bet kadangi nėra nei to. Nes čia kažkaip aš jo nebuvau sumepinęs, tai jis nematė šito, tai žodžiu dabar padariau, kad viskas matytųsi, kad viskas žiūrėtųsi ir žiūrėsi, ką jisai nupjaus, ką jisai darys. Tai va, šiaip rudenį, kaip jojau va šitą, man pasiteisinęs. Tik sakau, labai jau tokio riboto proto šitas mano robotėlis, labai. Nes čia pjovė, nustojo, čia jau paliko tokias juostas. Jis po to kartais grįžta, kartais palieka va tokią juostą, nežinau, gal čia GPS-as jį klaidina, ar navigacija, kaip jisai veikia, tai net nelabai ir suprantu. Nežinau, šitas būdas bus veiksmingas ar ne, bet aš turiu pamėginti.
Kad ir kaip malonu žiūrėti, kaip kitas dirba, bet reikia ir pačiam dirbti. Ką dirbti? Einu, įsiardysiu karbiuratorių. Čia dar bardakas po visų šitų instaliavimų, reikia susitvarkyti, susidėlioti. Va, turiu karbiuratorių, kurį reikia įsiardyti ir į ultragarsą įkišti. Nu, ko pradėti? Nuo atsukimo visų šitų detalių. Kiek įmanoma visą išardžiau. Morkt. Ir va, atskiras detalės irgi va čia sudedu. Užrakinu, kad nepasimestų. O, paliekam 60, kad kaistų. Ir tada įjungiam. O, matot, iš karto oksidai bėga. Iš karto. Čia labai galinga vonelė. Man jinai patinka. Jei kam reikia tokios paslaugos, kreipkitės. Išplovimas karbiuratoriaus vieno nuo 10 eurų. Surinkimas, išrinkimas nuo 5 eurų. Tai va. Tai tokis karbiuratoriukas kažkur apie 15-12 eurų. Nuo 12 iki 15 eurų. Žoliapjovės iki 15, nuo 15 eurų. Motociklų jau tų didžiųjų didelių kažkas apie 20 eurų. Tai va. Nuo 20 eurų. Jeigu kam reikia, rašykit Alytaus rajone. Su nuolaidos kodu G3 padarysim kažką rimtesnio, jeigu tikrai reikia. Na, kaip atrodo detalės. O, blizga. Tiesiog blizga. Dabar nepamirškit šitus dalykus. Lembai krito. Reikia nuplauti po šaltu vandeniu, nes chemija išėsdins paviršius. Tai va. Nu, neblogai išplovė tikrai. Nu, va, viską nuplauni, tas pačias nuosėdas chemijos. Va. Vakar jau buvau nusilpęs, neištraukiau šitų kitkų. Reikia šiandien ištraukti. Jo, nes kitaip nebus. Jeigu pajėgsiu. Ir reikia ką, išpūst visą. Sutept. Gal pavyks parduoti mane. Šitą presiuką skambina žmonės. Derasi. Sakau, gerai. Tinka ir ta mažesnė kaina. Sako, gerai, paskambinsiu. Taip 3 žmonės. Tai kam dėrėtis, jeigu, ta prasme, jei pasakai gerai, tai okei, sakytų, atvažiuoju, pirku. Ne, bet pirmiausiai lietuvio toks bruožas nusiderinti. Ir po to galvot, tai, nežinau, aš tai to niekada nesuprasiu. Aš, pavyzdžiui, man tinka daiktas, reikia to daikto, aš atvažiavau, apsižiūrėjau viską. O ne taip, kad nusideru, nematęs to daikto ir sako, po to paskambinsiu. Taip ir jūs darot? Aš tai nežinau, aš asmeniškai to nesuprasiu. Nesakau, tai derinama vietoj. Tai ir parduosite 700. Gerai, sakau, parduosiu, atvažiuokit pasim. Tai gerai, aš dar paskambinsiu. Vota. Neįsivaizduoju. Bet atrodo ne jaunuoliai, bet vis tiek. Va, kiek pasiilgsiu šito preso. Bet nusprendžiau su anuo presu turėti. Presuoti. Man šitas patiko espresas dėl to, kad jisai turi tokių va, galima ir paklotai panaudoti. Aišku, smulkinsiu aš tada tą žolę. Ir nebus va tokių, nes va tokie tai labai gerai pakloti vištom. Dar kažkam, nes jisai karpo šieno neduoda ilgais. Bet 2 presų tikrai nepasiliksiu. Netikslinga man ir nereikalinga. Ar ištrauksiu šiandien. Kad čia kai sulijo, bet ir džiūgštelėjo lietaus. Ne. Kodėl čia jis neįsitraukė?
Gal šitas padės. Velniai, čia žinau, kurį dabar strikdyti. Oho, čia imboktuota. Kad čia pirminė atgal. Nepatraukiu, reikia gabalais išimti. Nesupratau, kame čia bairis. Nelabai jis man patiko. Oho. Na va, iškrapščiausi šieną, šiaip ne taip. Oho, jin svangęs. Nieko negaliu pasakyti. Nu ir ką. Reiktų išpūst va šitus visus, nu bet čia jau vėliau. Reikia pastatyti presą. Ar matė tokius triukus nuo preso? Va. Šustra. Jei nebūtų šustriau, tai šustriausia. Eisim kraut? Ne, neeisim kraut. Žodžiu, yra biški kitokia situacija, o ta kitokia dėl to, kad paprašė mano geras draugas savo dukros vestuvėm šito šieno. Tai mes jį paskolinsim. Tai nekrausim į mini dirbtuvės, krausim pas jį, nes Liepos mėnesį lyg vestuvės. Tai jisai paprašė. Tai žodžiu, nežinau, dar jisai atvažiuos, pasižiūrėsiu, kiek jam reikia. Jei jisai visas jums, tai visas, jei ne, tai šitas jis ten. Bet sakė, kad jis visas tipo paimtų. Nu, tai jei visas paims, tai paims. Bet sunku šienas. Tikrai kraudau dar vieną eilę. Tai nebūdavo taip sulinkęs. Nu, tai nėra ko norėti, tiek prilijo. Džiūkštelėjo, tai taip byriškai, kaip aš sakau. Išgyvensim. Reikia dabar eit. Sugrėbo Tanės pradalgius sumušė šieniuksą ir pasiruošti presavimui. Bet jau prasuosiu į rulonikus. Šitus triušius jau pažįstat, o ne? Penketukas yra. Nu, čia dirgėlės auga, jos auga. Paleidau šaiką savo ir žiūriu kažkoks gyvūniukas, bet vienas. Ta murve, kur čia žolėm apaugia. Tai aš galvoju, ar nebus triušiukų kėvai. Einam, patikrinsim kartu. Eik iš čia. Pim. Va čia yra tokies ir aš žiūriu, tarp tų žolių kažkas įlėkė. Ir dabar kaip man pamatyti, ar ten kas yra ar ne. Ne, gal nieko nėra. Gal ir yra, bet kad aš galvoju, kad tas urvas gylio, tai čia kokie 2 metrai, tai tiksliai. Nu, reiks pastebėti šitą vietą, jeigu kas ko kažkaip iškrapstytų tuos triušiukus.
Aš mačiau, kad viena triušė tokia įtartinai buvo stora. Po to sukūdo ir viskas. Tai geras. Jei yra triušiukų, tai jėga. Super. Tik tai jiem čia nėra saugu. Aš taip manau. Nes juos labai daug kas plėšrūnai mėgsta. Man toks auginimo būdas patinka, bet sakau, reikia labai prižiūrėti. Čia va nesivedė, nes čia nupjauti nėra kur slėptis, o ten senas urvas jau seniai iškastas, tai va sugalvoju. Ką jūs, robokopai? Kaip fainuoliai, jau visai dideli užaugot. 8 buvot, 10 atsivedė, 2 mirėt, 1 va plikagalvis. Įdomi rūšis. Čia va irgi vištės. Čia va Zigidas. Visų triušių tėtis. Aš tai nieko galvoju, gal rytoj ryte padaryti video apie žvejybą. Seniai žvejojau prieš 2-3 metus. Ar būtų įdomu? Ką? Manau, kad būtų. Tai reiks pasiplanuoti. Va mano miškelytė. Seniai aš ją bejudinau. Reiktų apsivalyti dulkes. O, ir voratinklius. Ir pabandyti kažką gal gražesnio, mandresnio pagavus ant guminukų. Nežadu, bet ar eisiu rytoj žvejoti ar ne, bet meškerę pasiruošiau. Radau net ir savo masaliukus. Blembu kaip seniai naudojau. Tai va yra visokiausių masaliukų. Net pamiršęs kaip žvejoti. Reiks YouTube'ai pasižiūrėti. Kaip rišt, gal naujos sistemėlės. Tai va, tai čia mano guminukai. Ir čia irgi guminukai, o tai kur blizgės. Dar turėtų būti dėžutė su blizgė. O kur jinai? Tos tai neradau. Jo, čia tik gumos. Tai dar tokia dėžutė turėtų būti su blizgė. Man taip atrodo. Na, nesmė. Kažkuriais metais tai bandžiau žvejoti. Gal 2012 tai atsimenu, kaip išėjau į mokyklą dirbti. Mokytojų tai neturėjau ką veikti visą vasarą. Tai pas tėvus važiavau ir žvejojau. Po to apleidau šitą užsiėmimą. Po to buvau medžiotojas labai trumpai. Po to vėl mečiau. Nusipirkau sodybą, tai niekam laiko nerandu, tik apart savo mėgstamiausiam pomėgiui technikai. Tai dabar liko technika ir YouTube filmavimas. Bet užknisa ta kartais technika, tas mini ūkis, ta sodyba, tai norisi paįvairinti gyvenimą. Tai vat galvoju, gal rytoj, bet čia tik gal. Nulėkti, pažvejoti, nusipirkti žvejo leidimą ir pasižuvauti. Nešt padėti į vietą. O, net mazgas parodytas, kaip užrišt. Geras. Net nemačiau, ir ant šito yra. O va. Aparatas tilpa. Gerai, kad daug ir nekroviau. Nors sunkus gyvatės šienas šitas tapęs. Tai dabar pamėtysiu laikinai mini dirbtuvėse va šičia. Opa! Pavyko ar man tik spraktelt pirštais ir tuščia. Nu ką, kai visą laiką mini dirbtuvės skęsta šienė. Negaliu dėti, nes sulėjo visą šieną, turėtų prasikvėpuoti jisai. Tai va, negaliu dėti, dar čia šlapės jisai. Sausas, žolė sausa, bet sudrėkęs. Tai manomai išgarau šitą drėgmę. Tegul va tai būna. Rytoj paimsiu arba poryt perversiu. O po kokias savaitės sudėsiu į tą šalinę.
Nu tai ką padarysi, ruloniukai tai sausi, viskas su jais gerai, nes šitie tai iš vis negavo lietaus, tai sausutėlį viskas su jais gerai, o tie, kur gavo, tai jie ar tai bus laikomi lauke, tai gal jiem nieko ar nenutiks. Panašu, kad dar trūko. 29 įsideda. Tai dar galėjau čia. O Jėzau, rulonais man labiau patinka. Sąžiningai pasakysiu. Ne taip dulka, šėrimas. Irgi. Tai va, laimėjo ruloninis presas, kurį pasiimsiu ir naudosiu. Nu tikrai netikėjau, kad viskas tilps. Nenoriu preso varyti lauk. Nu, ta prasme, į ten, nes dar neapvalytas, neišpūstas, tai kaip išpūsiu, išvalysiu, nusivarysiu į namus. Tai dabar šiandien varysiuosi tik tais jau hondelę į namus, rūšiusi na motociklui ir samurajų, gal čia pasiliksiu ir užrakinsiu. Tai va, viską sutalpinau. Blemba ant krovimo, tai tikrai patiko šitos kitkytės, superinis daiktas, ledas. Ką Galapagas. Nenori nieks pirkti. Jei tikrai buvo porą susidomėjusių, bet kai pasakiau, kad be numerių parduosiu, tai tas susidomėjimas nusprogo. Tai samurajus matomai liks mano šeimos nariu, kaip ir buvo. Ai, ne, padanga arčiau. Nei kablys. Bijau, kad kabliu paliesiu skardą. Nu ką, pernakvosiu čia sami, nieko nenutiks. Kas ateis, kokia katė, tai užsižieb šviestuvas. Ate sami. Nu ką, hondelę reikia irgi krutint, jutint. Žiūrėsim, ar čia kas susikurs ar ne. Net pamiršau, ką čia daryti reikia. Ai, nieko gal daryti nereikia, tik kurti ir... O, dar šviesa šiek tiek dega. Ai, kitoj pusėje kojelį. Nu, tas dvi takties dūmas. Mano pirmasis normalus motociklas. Aišku, ne šitas, bet modelis tas pats, kurį atpirkau. Pirmininkas aplėkė visus laukus. Aplenkelis. Viskas, visi reikalai sutvarkyti, viskas padaryta. Panašu, kad ir robotėlis susitraugavo su mano sklypeliu. Vat liko 83% pabaigti visą pjovimą. Ir pasirodo, kad visai neblogai jis čia pjauna. Nu, va čia pasilikęs rūžą kažkam tai dobiliukus triušiam šert. Ir va čia dar tokie tarpukai. Ir va tam kampe. O šiaip tai, nu, tai čia rodo, kad ir nedapjauta. Žodžiu, šiaip tai visai neblogai dapjoju. Bet vat reikalas tame, pradėjom 9:30, mane. Jo, ar 8:30, ne 9:30. Tai vat lygiai 12 valandų, tai dar nenupjovė 10 arų iš sklypo. Tai šiaip 14 valandų pjovimo jam reikia, 15 grubiai, kad nupjautų 10 arų. Tai jis ir 10 arų robotas ir yra. Tai jeigu padarytai 5 arus, tai tikrai rekomenduočiau šitą robotuką. Per 5 arus jisai nupjautų. Bet 10 arų tai jis taip ant ribos. Nes šiaip robotas turėtų, manau, per 10 valandų nupjauti visą sklypą. Jūsų užžymėta, tada yra geriausia. O kaip jūs pjauna 10 arų 15 valandų, tai manau, kad jau čia ne kažkas. Tai va. Nu, bet ką, nėra ko norėti, sakau, su visais pinigais 400 pinigų. Nu, tai dabar va šitą teritoriją jisai pabandysiu, kad jisai jau vien prižiūrėtų ir žiūrėtų. Šiaip tai robotai tikrai pasiteisinę, viskas su jais tvarkoj, pasikraus ir manau, kad startuos. Tai va, čia užlyginau duobės,
užsėjau kažkuo, tai bet čia latakas, jaučiu vėl išdaužys tą vandenį. Kažką akmenukų užpilsiu ar kažkada ateity. Na, bet dabar yra kaip yra. Tai va taip va, draugai, šienas suvežtas, lauks atolas, tai va, vien šieno reikalai buvo ir viskas, tai va, gerai, kaip visą laiką. Ačiū už komentarą, už laiką ir kad žiūrėjai. Ir kai visą laiką susitiksim kitam video ir epizodė. Su tavim buvo Giedrys.